Sveiki visi, čia Arnas Gaming ir mes grįžome į Minecraftą per, kai aš atsiradau, aš miriau, turiu žinoti tiesiog, gal šiaip aš žadėjau dar pafilmuoti video su draugu, pavyzdžiui, nebuvus, bet nežinau kodėl nefilmavau. Šiaip geriau yra su draugu, nes taip daugiau kažką noriu pasakyti, negu dabar taip neturiu ką pakalbėti ten. Paprastai, kaip su draugu jau kalbamės, tada tą ir YouTube įkeltume, bet dabar taip viens pats taip kalbos. Tai šiaip galim pasakyti, kad aš su jumis kalbuosi. Tai kažkaip nieko nesuprantu, bet taip kažkaip yra per YouTube, kad aš kalbu į tą telefoną, bet iš to telefono nufilmuoju viską ir įkeliu į YouTube, o vėliau žmonės peržiūri tuos video ir tada tiek kaip kalbėčiau su jumis, taip skaitos. Tai galim pasakyti, kad aš kalbuosi su jumis. Aš paprastai šiaip aš daug draugų normaliai neturiu, tik tais kažkur apie 3. Vienas toks Karolis iš Kauno grynai, sakau, jis prakeiktas, nes mes vakar nuvarėm su draugu į stadioną, ir tada tas Karolis vėliau atvarė. Tai, kai jis atvarė, tai grynai ten buvo visokių tų treniruoklių, ten visokių tų, kad sportuotum. Sportavom, o vėliau susižeidžiau, o vėliau dar namuose parėjau, tada tas Karolis atėjo pas mane ir tada dar labiau susižeidžiau. Man dabar kažkur prie žando kaip kruvina ir, kaip pasakyti, kažkur čia apačiai prie dantų ir taip labai kaip kruvina. Tai tikrai jis prakeiktas Karolis. Ir dar jūs turi tokį draugą Gerardą. Aš jo nekenčiu, nes aš irgi per jį vieną kartą susižeidžiau, bet vakar Gerardas pats prisidirbo, pagaliau ne aš. Čia ne aš tekeršėjau dabar, mano mama apibareno. Tai va, šiaip aš nežinau, kaip aš daug nekalbu per tuos video, bet tiesiog žinokit tai, kad aš nekalbėsiu tiek daug. Gal kažkaip užmiršiu, kad aš kalbu, nes šiaip normaliai aš taip nekalbu dažnai. Tai va. Paprastai, kaip pasakyti, jei aš esu vienas, tai namuose paprastai guliu lovoj, žaidžiu kitus žaidimus, ir taip kažkaip nekalbu ir atrodo dabar, kad aš kaip filmuoju, kartais užmirštu, kad filmuoju ir tada taip pradedu nebekalbėti, taip žaisti ir viskas. Tai va, kodėl, to tikrai žinokit, kad kartais gali būti. Aš nežinau, ar live streaminsiu kažkada, gal ir live streaminsiu, kai surinksiu kokį 100 tūkstančių subscriberių. Bet nors man reikia 10 subscriberių, aš jau taip džiaugčiaus, nes nei vieną kartą nesu surinkęs 10 subscriberių, tik tais ant prieito kanalo 9. Ir kodėl taip medžiai gali atsirasti, man reikia jūsų paklausti.
Nu. Jau, tiesiog tai medžiai atsiranda kartais ir gali, čia atsinaujinimas yra, ar kas, ar jums tai būna, ir ar aš jums sakiau, kad jūs galite tą, kaip jis vadina, tą Minecraftą prisiųsti per tokią interneto, tą, tiesiog per Update aš siunčiau tą, turite paprastai parsiųsti Update, gal aš kelsiu video, kaip ten reikia parsiųsti Update, vėliau ten viską aptoide. Naktis ateina. O aš tik tiek daiktų teturiu. Reikės statyti mažą būstinę. Arba kaip seniau pasikasdavau žemę ir viskas. Ir aš šiandien video tai nedarysiu namo. Aš norėčiau paklausti jūsų ir parašykit į komentarus, kur aš geriau statyčiau namą, ar mediją, ar paprastai. Tai atsakysit, kai sakysit, viskas ok bus. Aš noriu pasižiūrėti, ar esu nors nustatęs difficulty. Taip, gerai, back to game. Tiesiog dabar į apačią vieną pasikasam ir čia užsidedam. Čia visą naktėlę jaučiu jums čia labai tamsu ir aš pats nematau nieko. O yra option, kad galėtų matyti. Brightness. Aš jau esu pasidaręs šviesiausią. Kažkaip man tamsu dar. Gerai, tuos du prasikasiu, kad šviesiau būtų. Nors dabar pradėsime matyti, ką aš darau. Ir šiaip man reikėtų, aš norėčiau čia pasikasti į apačią, dar pamainti. Kiek laiko dabar? Tik 7 minutės, tiek mažai. Bet tiek greitai jau baigsiu filmuoti, nes aš nenoriu tokių ilgų video, nes daug aš nepapasakoju. Ir gal vėliau, jei mano draugas prisiūs Minecraftą ir tada galėsiu kartu su juo žaisti ir tada taip geriau man bus. Nesuprantu, kur aš čia. Tiesiog lipkime virš čia. Tai gal čia ir pabaigsiu tą video, nes naktis yra. Gerai, čia pabaikim tą video. Viso gero, subscribinkit, likinkit, sharingit. Viso gero.